Gal užstrigam, nebėra kelio. Ir dar skersai čia, žodžiu. Sakau, nebus kur apsisukti. Ne į tą pusę, suki. Dabar laukiai yra tik +2 laipsniai, mes esam Šiaurės Aliaskai ir aš einu maudytis į akį. Kas čia per yra vieta, papasakok? Nežinai, atvažiavam nežinai kur. Aš nežinau, kur mes atvažiavam. Tiek, va, tavo visi daiktai. Čia ne mano tik Mano, ten. čia jinai susikrovė tiek daiktų, man nieks nebetau. Nu ką tu čia? Sako, tau užteks 2 maikių. Ne, šiaip čia mano rūbai ir dar biški ten daugiau likę. Technikos pakrautas. Ką duot? Duok savai. Tai aš jaučiu be kojinių vaikščiosiu daugiausiai. Ai, nusitarkim jau. O tos mano naujos kojinės, tos, kur į šitos batus įdėtos jau yra? Nes aš tai jau neradau. Yra mokasinai, yra tapkės ir... Yra kėdės su kėdais rytoj važiuosiu. Kaip sakai, imtas basutės ar ne? Ką? Tas basanoškės imt ar ne? Ką? Pažiūrėkit, kaip atrodo. Šaipos iš manęs. Čia man tėtis atidavė. Baig, taigi aš nežinau, bet Pažiūrėk, plokščiai. jeigu jūs nešiosi, nei ką, tai žins vietą. Sakė, tik nebandai tų basučių imti. Nu nesakiau, tai nemeluok. Oi, pagaliau. Man tai dar net nesijaučiu, ką važiuosim kažkur. Man irgi ne. Tik buvo šiandien darbę, jau sėdžiu čia prie vieno viešbučio. Nu, ne prie viešbučio, o važiuoju link viešbučiai. Ten, žinai, kaip būn kelius uždaryti, tipo vieną juostą ir uždėti šviesoforus, kad iš priešpriešos praleisti ir tada tu lauki, kol tau įsidegs, tipo, kad tu galėtum važiuoti. Tai aš taip privažiavau, žiūriu, kažkaip netkreipiu dėmesį, žiūriu, sustojau, taip žiūriu žalis dega, okei, galvoju palauksiu, taip žiūriu į tą žalį, žiūriu, girdžiu pypint kažkas iš galo. Nesuprantu, ko jis pypina, žinai, ir taip žiūriu į tą žalę šviesoforą, ir po to galvoju, taigi žalis dega, ko aš esu. Jau ant tiek smegenis nebesmegenavo. Pasas, kur tavo pasas? Oi. Ready, are we ready? Ready, Of course ready. Ui. Lagaminai sudėti. Kiek ant galo pasvėrėm besigavo kilogramą? 23, o galima 26. Dar čiksė tilptų įdėjus. Po kuprinė, mano kuprinė beveik pilna. Pas tave jaučiu vos užtraukiai. Ne, pas net nieko nėra. Nieko nėra. Ir viskas. Gerai. Atsikabink mašinos raktą. Tu atsikabink. Žiūrėkit, laukia manęs. Gal ras ar neras iš tualeto išėjęs. Rašo, kur tu esi? Tikriausiai. Kur tu esi? Einam pažiūrėt. Pamatys mane ar ne. Kur tu esi? Lauki manęs? Aš tavęs laukiu. Aš galvau, kad tu dar ten nesišintai. Nope. Mano parodė. Aš nefotkinu. Važiuosiu paskui garsą.
Žiūrėk, policija šuo. Ko jis, kažin, ieško? Jeigu mėsytės turėčiau. Negalima įpjauti. Šitas turėtų mėsą gal tikrinti, nes dabar tikrinti po... Ne, rimtai aš niekauju. Ne, nebūtinai. Tai dabargi yra tipo tas, kad tikrina žmonės atskridusius iš Europos Sąjungos čia dėl mėsos ir kiaušinių. Šiaip labai daug žmonių iš tikrųjų. Final call. Now closing at gate 28. Kadangi lėktuvas didesnis yra 39 eilės šitam, tai skaičiavim apie 200 kem žmonių maždaug telpa. Mes sėdam kur? Galia 33? Ne, 36C ir 36B. Aišku. Šiaip gan didelis lėktuvas iš tikrųjų. €0.90 only order Lancome. Make up set with full-size product, which is a huge saving for $29.90 only. Sveiki. Šiaip 28 laipsniai pasižiūrėjom dabar. Jau keikės iš karto. Toksai šiltas ir drėgnas oras. Maltos oras, grinai. Jo, šiaip tokios temperatūros šiais metais dar niekur nieko panašaus. 28. Gerai. Einam, sakė, Agneta turi mumis pasitikti su lentelė. Šitie iš mašinų centro pasimsim mašiną. Žodžiu, kur išsinuomojam ir važiuosim į savo, kur apsistoję būsim. Pasidėt daiktus. Lemba šilta, geras. Gerai, kad džinsų nesimaulau. Kokie pasų patikrinimo aparatai? Pavieniai. Po vieną, ne? Gerai. Dino, tas aparatas, tokį bilietą su nuotrauka. Praeit pro sieną, kažkas naujo nematyta. Čia? Tai čia ne Kosta? Ne, čia Monapolis. Rašęs. Mūsų laukia special. Oh, sorry. It's okay. You okay? Yeah. Mašina neturi zapaskės, tai va, bičiuks nešas rankai zapaskė, jeigu kas įdės mums. Sakė 22 metų Honda. Sakau, jo, 22, va. O, prašau. Raudoni numeriai. Pusiau hibridas, sakė, ne? Tak. Čia yra pusiau hibridas. Gerai, greičiau. 15 minučių mes turim. Spėsim. Paskok. Grinai kaip Anglija, eismas kaip pas mumis. Tiek, kad kilometrai per valandą, o ne Ne mylios. ten kažkur nuvažiavo, tai dabar darysim vėl lanką. Jo, reikėjo muziką pasijungti. Kraštovaizdis kaip Maltai, toks biškis skurdus šiek tiek. Kaip Turkijai panašu, nu. Viduržemio jūros regiono kraštovaizdžiai visur panašus. Bet dušnekstiai tas tai toksai iškart limpa Rūbai. rūbai, prakaits pasirodo. Nieko. Taip, žuojam. Čia fūra? Ne, ne kaip aktai padaryti taip. Dingo ryšys. Didžiulis kalnas. Čia Olimpo kalnas gal koks. Nu yra čia. Kiprė Olimpo kalnas. Nu taip, yra Olimpo kalnas. Graikų. Bet pamatysi, aš tą parodysiu per Google Maps. Tikiu, dabar jau tikiu. Įtikinai. Įtikinau? Seinu. Gerai. Čia visų kamus. Ai, už 500 metrų jau bus. Šitie.
biškai GTA žemėlapį. Per GTA būdavo kalnuose. Nu, pagaliau atvažiavam. Padarysiu trumpą turą. Kaip čia viskas atrodo. Man tai toks Maltos vaibelis. Šilta kaip vakare, fainiai. Saulė gražiai nusileido, bet nebespėsim niekur be išeit. Ten jūra grinai priekį. Tai saulėlydžiai turėtų toj pusėje matytas. Čia mūsų apartamentai. Čia kieme, kaip suprantu, baseinas yra. Čia mūsų Honda. Elektromobilis pusiau. Pasėmėm 10 dienų. Taip, kur čia dabar plauk? Jau visai pavargę. Lagaminą parsinešėm už durų, palikau, stovim, sako Agneta, kur lagaminas? Sakau, nežinau. Tada atsiminiau, kad už durų paliko. Tada raktą vos nepalikau, viduje vos neužsikirtom, būtumėm stovėję laukia, dar laukia. Turbūt rašė šeimininkui, kad atvežtų kitą. Žodžiu. Laukdavo, kad ras čia tas aukštas. Čia jaučiu. Va, pataikiau. Pataikiau. Aš žinau, kad šitas neirda. Kas? Šaldytuvas, nes buvo išjungtas. Ai, nesau. O kamera irgi privarvėjus. Žodžiu, toks kvapas biški. Šiaip bet chata tai graži labai. A ne? Nu, čia tai gražu, bet tualetė tai nelabai. Tualetė nelabai, nes jau buvai nuėjus, dėl to ten nelabai graži. Bet čia viską. Nespėjom tai. Tai neveikia. Nespėjom kas? Tas šaldytuvas neveikia. Nu tai tu dabar tik įjungi jį. Nes taip greit neiššils tau. Ne, atšals tiksliau. Tu vis tiek sudėt maistą? Tai jo, aišku. Nu čia, ką žinau. Nieko išskirtinio. Ir šiaip galvom, aš tikėjausi irgi gal, kad terasėlė bus su vaizdu į kažką. Į kažką bent jau. Tai čia tokie labiau į krūmus. O ten, kad būtų buvę jūra, kai būtų buvę fainiai. Nu, bet yra kaip yra. Žodžiu, ketinamės valgyti, nes visą dieną esam nieko nevalgę. Buteliai skrabą girdžiu vėl. Kaip visada. Ir viskas. Kiek galima veikti šiandien. Sveiki. Labas rytas. Taigi. Atsikėlėm visai anksti kažkodėl. Nu jau 12 mėgot, bet 7:30 šitais mes esam gyvi jau. Ir turim... Taip. Ir turim 23 laipsnius. Diena šiandien iki 28 rodo. 28, gerai. Man atrodo, čia biški vėsiau, nes čia jūra prie pat yra. Jeigu pačiam salos centre būtų. Žodžiu. Tai aš varau iki baseino pasižiūrėti, įkrisiu į baseiną biški atsigauti. Kaip gera, kai taip šilta vlemba. Čia žiūrėk uždaryta. Ai ne, atidaryta. Gali eit, kada tik nori. Tai žodžiu, bendras baseinukas. Įkrisim atsigaivint biški. Ir eisim papusryčiauti ir važiuosim prie krioklių. Agneta daugiau papasakos. Nu, pasižiūrim, šaltas ar nešaltas vanduo. Eik tu arbatėlė. Arbatėlė. Arbata, arbatėlė. Čia Kycis guli, žiūri, kaip maudosi. Labai nemažai katinų aplink irgi laukinių, nelaukinių, nežinau, vakar irgi matėm. O. Tai. Tu balerina kapučina, kaip apsirengus. Spalvota, kaip ir aš. Eik paglostyk put skaldainį. Put skaldainį. Va, koksai gražus.
Nieko, tu jis sako, neturi nibulso. Yeah. Nupirksiu aš tai nebuvau. Nupirksi skanukų kačiukams. Tai tu žinai, kas bus, jie visi čia pas tave suvarys. Visas gengas ir pasikvies draugelius dar. Sakys, Pamatysiu katiną. sakys šita duoda. Kas čia dabar? Ai, vėl mašina. Kai pamatysiu kycą, tada aš duosiu nibals. Balerina kapučina. Prašau. Gali papasakoti, jeigu nori kažką. Ką tu papasakot? Kur važiuojam? Galiu papasakot, kaip Eimantas yra labai neatsakingas. Nu, tai apie save kalbė. Ne, man apie tave labai patinka Ai, kalbėti. patinka apie mane gerai. Taip. Jeigu tau patinka, tada kalbė. Kai ėjom. Aš vakar ėjom į pasakau namus. šitą Ai, man, ar ne? pasakai? Neatsimenu. Ėjom- Žiūrėk, duris atidarytas paliko. Apie ką aš ir kalbu? Apie ką aš ir kalbu? Tai žodžiu, tai buvo taip, kad mes ėjom į tuos savo namus. Ir ten užsitrenkė duris. Ir žodžiu, jisai ieškojo rakto ir galvojo, kad užtrenkė raktą. Jau būtumėm su visais daiktais laukas stovėję. Stovėjo su visais daiktais lauke. Ir žodžiu, po to, kai įėjom, gal praėjo 10 minučių ir aš norėjau atsidaryti lagaminą, apsižiūriu aplink namus, nėra lagamino. Lagaminas gal 10-15 minučių stovėjo už durų, nes tas gražuolis pamiršo jį paimti. Gražuolis. Ir dabar vėl, sakau, duok man raktus, aš būsiu atsakingesnė. Ne, aš atsakingas. Jis duris paliko mašinas atidarytas. Kaip sakai, rasim parduotuvę ar ne? Nu tai čia tai ne, bet jau čia ten pavažiuosim toliau, tai ten irgi bus miestelis. Turi būti. Tokia kaip labirintų miestą kažkokia. Eik, tu nafik, žiūrėk, čia į kairę reiks sukti. Towards waterfall. Čia netiek daug ir liko, 1,8 km. Ten užstrigam, nebėra kelio. Ir dar skersai čia, žodžiu. Tai sakau, nebus kur apsisukti. Dėl to tam parkingas ir buvo. Ai, kiti matyt paškom atėjo. Aš ten kažką atsiremiu, bet tik rūmus tokios nei akmenį. Nice. Visą išprakaitavau. Čia žiaurūs keliukai. Turėtų daugiausiai tai girdėti čia svirplenimą. Kažkur žodžiu susiradom vietą, tokia laukinė, nei vienas žmogaus, toks senuks mumis atvažiavo, su džipu palydėjo. Ką? Jis jaučia čia netoli, kur nors gyvent, gal ir prižiūri, tipo gal. You live here? Yes, sir. You live here somewhere? My village. Ah. Yes. So how many people coming here? For the winter there is No people. enough people in the from the. But now it's no farmers. people here as well. Now the very little people from the war in Israel, from the Ukraine. Yeah. To understand the people don't travel every day. So This is from your... Is from my. Jis atvarė, palinkėjo, žodžiu, palinkėjo gerą maudymas, papasako. Davė po slyvą. Papasakojo, kad čia vanduo, žodžiu, yra šaltinio, tai jisai sako 0 laipsnių. Nu, aš pačiupinėjau, gal nėra 0 laipsnių, bet kokie 5 laipsniai. Tokia privati vieta. Eisiu maudytis be rūbų. Ne, jokauju. Gal. Ne, jokauju. Ir, žodžiu, atsivariau mašiną per akmenis, per krimslynus, ten viršui pasistačiau, bet čia nesimata. Ir viskas. Eisim bandyti, sako, čia galima įsilipti. Sako, turėtų, aš vis tiek žinok, su tapkėm lipsiu. Nežinosiu, kas ten gali būti apačioje. Biškė. Žygiuojam link kito krioklio. Sakė, turėtų būti didesnis, tik tiek, kad ten maudytis negalės, bet gal ir nereikia, nes šalta labai. Pacypavom, paklikavom biškį. Šiek tiek. Kažin įdomu, girdis per mikrofoną tie visi čirškėsiai čia. Turėtų. Drieža. Nubėga. Bet šitas didesnis. Čia žiauriai daug driežų visur. Kažkur, kuris dabar viršui kažkur jau.
Jo, žodžiu, ir katiną matėm ką tik, irgi netgi čia kalnuose kažkur jį tų laukinių kačiukų pilna. Čia virvė laikytis, tipo. Čia man atrodo užlipant įsikipti, jeigu nori. Nulip, bet paskui reiks parlipti čia. Bus reikalų. Kokie nuvarvėję, tie tokie tešlos varvekliai. Čia vėsu kaip iš karto. Ten yra skylė perėjai. Iš ten išteka šitas vanduo. Lemba taškas čia biškai. Turbūt. Čia koks tai krioklys. Čia per tas samanas vanduo šitais užputoja. Kaip gerai atrodo čia. Ne į tą pusę, suki. Čia kitoj pusėje kažkur ten. Prisilemė sakinį. Nu, ne, normaliai. Jo. Nesekė. Eik tu n... Stuks. Pamatysi video, važiuok. What the hell? Pamatėm, kada auga apelsino alėja. Sakau, sustojom greitai, nubėgsim pasižiūrėti. Oi, pasiskint gal vieną kitą, gal koks ūkininkas nepagaus mūsų. Bet ne visi prinokę dar atrodo. Ar ne? Bet kiek daug. Nučiumpam. Čiupk ir man vieną. Lema, čia tokia biški žalė dar palauk. Opa. Du. Gerai einam, kol kas nors neatėjo. Po to gausim. Va, kaip skaniai kvepia. Gausim pats kai velniūną kokio ūkininką. Tai sustok trumpa. Nebus
Mašiniuks mūsų jau biški šitais. Eina sau. A čia buvo taip subraižyts bumperis. Tu nenufilmavai jaučiu? Nupasako, ką sumastėjai. Valandą eiti. Nes žmonės parekomendavo, kad nereikia tam važiuoti. Palauk, blem. Labai. Žodžiu, atvažiavom, nu net atvažiavom pusiaukelės, sustojom, dar liko 4,5 kilometro iki, kaip vadinasi? Blue Lagoon. Blue Lagoon sekantis ten. Monopolis. Ne, Monopolis kažkoks, nu žodžiu, kažkoks Minneapolis kažkoks, bei. Ir baigęs asfaltas, prasidėjo vėl kažkokias kalnai, akmenys, duobės, karočią. Ir vieną mašiną pravažiavom, sustojo, prie mūsų atsidarė langą. Sako, nepatartume mes jums ten važiuoti. Sako, pradžiai dar visai nieko, nors jau ir pradžią mes biški važiavom, po to treversinom atgal. Sako, bet paskui tai iš vis nesąmonė. Žodžiu, tos praignaravom, važiuojam toliau. Kitą mašiną privažiavo visureigis. Atsidarė langą, nieko daug nesakė, sak, bad idea. Ir nuvažiavo. Gerai šitą užteko, žodžiu. Apsisukam. Agneta sako, einam paškam. Aš sakau, tu juokauji. O jinai sako, taigi čia tik valandą 10 minučių eiti per 30 laipsnių karštį tokiais keliais. Sako, kas čia tėra? Nu, negi aš dabar ginčysiu, sakysiu, kad ne šansų. Ką? Čia tik valandą 10 eiti. Tai žodžiu, pasiėmėm kuprinę. Rankšluostį bandysim, vis tiek reikia nueiti ten. Čia vienas iš tokių svarbesnių buvo sustojimų, ne? Jo. Bandysim. Va. Čia dar tik pati pradžia, bet jau čia važiuojant, tu negali greit važiuoti, nes padangas pamesi. Kiti tie, kur su visureigiais čia vietiniai važinės, tai jiems tai dzin. O mūsų ta Honda. Blema, ko aš tai padusau. Neskalbėk. Kas čia žviegia? Kažkas žviegia kalnuose. O mūsų ta Honda, jinai gan žema, tai jau aš ten būnant prie tų krioklių, aš jau pribraižiau dugną. Reiks grįžus žiūrėti. O čia tai, nu, žiūrėsim toliau, ar gerai mes čia, kad nevažiavom, nes buvo kas vis tiek nuvažiavo ten. Tik tiek, kad, sakau, 2 iš eilės vos ne mašinas sustoja, sako, blogą idėją iš tiesų galvoti. Ir pačius pirmas, ja. Nu, žodžiu. Va. Singarela. Fanta pasiėmus, veipus svarbiausia. Kaip rankos šitais bėga, prakaitas. Bet kas keisčiausia, kad nėra labai karšta, man atrodo, čia aš dabar ką tik taip, jeigu ranką pasilaižai žiauriai sūrų, man atrodo, čia kaip maltai panašiai, kad buvo šita nuo jūros drėgmės kondensacija ore ir jinai kondensuojas ant odos tiesiog. Nes nėra, kad būtų žiauriai karšta, bet va, blizga. Oi, va, būsim raudoni šiandien jaučiu. Kai omarai. Gaivinės jau. Jo, čia jeigu mašinas važiuoja, tai visos šitie visureigiai. Džipai. Mes būtumėm su savo Honda, mes būtumėm pasikabinę kur nors turbūt. Nu va, tai čia ir pavyzdys, kodėl mes tikriausiai nebūtumėm su mašina pravažiavę. Nes vienoje vietoje mačiau, kur būtų tikrai dugnas kabinėsis, kadangi tai Hondai ten gan žema apačia. Gal ir būtumėm prasikeikę čia. Nes dar iki šiol sakiau, kad būtumėm pravažiavę. Ir nežinau čia. Bet mes jau apie pusę jau nuėjom jaučiu, ne? Buvo 4,4 km. 2,5 liko. Ok. Va, ir čia privažiuojusiu tą mašiną. Skardis. Būtų nučiuožus. Blemba, gali būt. No. Ten kaip žydra.
Va čia yra, nu čia konkrečiai jau, nežinau ar matos, bet čia duobė ant duobės. Ir gan gilios tokios, tai čia būtų, jau ten jau man kabinos. Slenkščiai visi. Kaip jie pravažiavo su to mašinu? Tai čia, tai pas juos yra 0,5 metro nuo žemės pakeltas. Ne, bet ne tos džipinės, o pavyzdžiui, ta moteris. Nu tai va, tai dėl to jie ir sako geriau, kad nevažiuokit. Nes tie ten kažkas, kur mums rekomendavo nevažiuoti, tai aš spėju, kad jie prasikeikia, ten irgi gerai. Su panašia kaip mūsų mašina. Čia dar ir slidu šiaip mašina. Šiaip Blue Lagūna jau matosi iš čia. Ten va tolumoje kažkur. Tai va. Ir išžygiuojam. Tai einam. Žodžiu, užsuksim greitai pasimaudyt. Užšukšim. Ir tada eisim toliau. O, nes jau reikia įlysti tą vandenį. Koja susvyla. Yra puikia avalynė, kaip visada pasirinkta kalnams. Nu ką, Viduržemio jūrą metus laiko nesimatėm. Sveiki gyvi. O, kaip šilta. Geras. Svarbu tapkis nepamės. Pagaliau. Taip. Viduržemiokas. Šiltas vanduo. Net neišeis atsigaivint. Ką čia darai? Čia vienaragį. Pažiūrim, kas po vandeniu gerą matas. Kas kandžios tokie, įvardink dar kartą. Pasakyk. Vabžiai. Buvo kitoks žodis pavartotas. Žodžiu, prasideda nesklandumai. Su šlapiom tapkėm išlipau viršų, matytų dulkių prisigavo rudų ir tokia paliko tapkėse, tokia ruda skysta košė ir pradėjo man žiūri slidinėti kojos vaikščiant. Slidinėjau, galvoju, kažkur reikia į tą slidinėjimą, tą drėgmę išsitrint, nuėjau, radau tokias, va kaip čia panašiai, tokias sausios dygliuotos žolės. Nuėjau nusivalyti tapkės į sausas dygliuotas žolės, prisivariau dyglių tiek į pėdas, tiek į tapkės. Kokį 20 minučių dabar, kol radau rakštis išsitraukti iš pėdų. Agneta stovėjo laukėsi šitą savo vienaragių pavardę, Baladis taip sakė. Eragonas? Ai, gerai. Tai, žodžiu, prisidirbu biškį. Jau gal galva perkaita, nežinau. Kiek liko eiti? 15 minučių liko eiti iki to monopolio. Kaip vadinas? Manolė bei. Ir tada nuo jo kiek dar iki to? 9? Tai ten prie pat? Aš galvau, kad ten dar keli kilometrai. Gerai. Reikia nepamiršti, kad dar pareit reikės. Oi, bus smagu. Žodžiu, matom ten toli ožkų būrys. Ką? Aha, jeigu kokias skrybelės vėl nepames. Čia kaip gerai atrodo. Jeigu... Jos atrodo, vežiek sustojo, ėjo link mūsų. Pamatė mumis, kažin dabar, ar mes neliksim užpulti. Nežinau, tikiuos matas. Traukėsi jau, maldėt. Traukitės, kvailos ožkos. Aha, toj sakys. Ai, tai kvailas, ne? Ateik čia ant ragiukų. Esi mačius, kaip puolo žiukai? Nesi mačius, atstato ragiukus ir bėga. Jo, su ragais, atstato ragus ir bėga. Ir jie valgo tas spigliuotas žolės, į kurias aš tapkės valiaus. Žiūrėk, čia vienas iš tas vedlys. Su varpelė. Aha, tikrai. Ir visi pagal jį eina. Geras. Žiūrėk, jisai sustoja ir tie sustoja, ne? Jo. Vienas tas, kur šitas intravertas. Irgi su varpeliu. Bet nieks paskui jį neseka. Ei,
Ai, antais daugiau jų yra. Nekreipia dėmesio, rupšnoja savo aštrą žolę. Kaip jie gali ją valgyti, aš nesuprantu. Kaip čia vadinasi? Manolis Bay. Žodžiu, atėjom, bet čia yra tikriausiai tik tais laivam priplaukti. Nes visur skardžiai, kas su laivukais priplaukia, tai apačioj maudos. Bet mums čia nėra prieėjimo. Šokt, galbūt. Čia tarp tų dviejų akmenų, pažiūrėk, ten yra labai gilu. Žodžiu, einam toliau iki Blue Lagunos, ane? Ten bus normalus prieėjimai. Tai čia yra tiesiog, va, su jachtikiam priplaukė hebra. Fainiai, kas turi. Arba išsinuomoja, arba savo. Nesudužo? Išmeti telefoną į nuo 2 metrų. Daug. Nu, su apsauga yra, neturėjo dušti. Viskas gerai, ne? Bandyk šitą pasimti. Sargiai tik per spyglius, nes labai spygliuota čia. Žodžiu, radom va prieimą, čia irgi priplauka, bet išeina kažkaip nulipti į apačią, biški. Rizikinga. Ką? Kai lipsim namo, supūsim ir išdėsim. Jo, išleisim. Supūsim. Supūdysim vienaragį. Oi, ten tūsina hebrytė, muzikėlę groja. Čia beveik žmonių nėra beveik krante. Vieną porą antais maudos. Ir mes su savo vienaragiais. Va, toks gilis antais ten matas tolumai. Iki Kelienų. Tai galima, sakiau, iki tų laivo nueit, gal paprašyti laivo įgulos šitą alaus, kad parduotų. Nu va. Pramogos pabiškiai į pabaigą. Saulė už kalną jau užsislėpia. Šiai dienai, jo. Bet mes čia būsim kokias 3 valandas pabuvę irgi. Nežinau ar matos, bet yra neblogai įdegta. Kojas labiausiai šiaip juokingiausiai matos. Va. Juostelė ten, čia ateinant įdegiau. Kur tapkės buvo apsimautas. Žodžiu, pasimaudėm. Čia bandžiau kažką nupiešti. Bet jūra nuplovė viską. Pabuvom Blue Lagunai. Išsimaudėm. Kioskas buvo toks, įkelsiu video, buvo toks kioskas ant vandens, nu kaip kioskas valtis, žodžiu. Kur gali nueini iki jos ir nusiperki, ką nori. Einam iki to kiosko. Yra atvažiavęs kioskas, kaip tai parašyta? Delivery. Jisai gali pristatyti, žodžiu, yra atvažiavęs kioskas, gali iki jo nueit vandenį ir einam pažiūrėti, kas ten yra. Man atrodo, kad ten ledai bus tik tais. So 6 beer and 1 sparkling water. Va, pareinam iš jūros kiosko. Apsipirkę. Sako, jo, galėtum nefilmuoti. Sakau, gal ir galėčiau. Tai žodžiu, jo, nebuvo matęs tokio priplaukėmo kioskelio. Ten ledų jie turėjo netgi ir maistą, darė buritas kažkokias. Bet mes, aišku, pasiėmėm 6 alaus ir 1 vandens. Tai va dabar dar prieš einant atsivedinsim. Oi, nes ateit gal nebuvo taip sunku, šiaip buvo sunku, bet dabar pareit dar reikia lygiai tiek pat, aišku, nebebus taip karšta, biškai saulė užslinko. Šiaip fainas vietos dėl to, nes gal, nežinau, gal kad darbo dieną, bet aš manau, kad gali būt, kad ir savaitgalį čia nėra labai daug žmonių. Vos skaityk mes čia, va, kur esam, galima sakyti, čia privatus pajūrys. Čia buvo tokie. Jo, vienas dalykas, kad yra toliai iki čia eit, paprastai neatvažiuosi. Tu gali su tais laivais atplaukt, o yra atėjus, mes dar kart suradom, kaip čia nulipt, va šitais. Per čia toks takelis yra skardis visai toksai, žodžiu. Tai čia nėra lengva patekt. Tai smagi vieta visai.
Saulė nusileido, vakaras atėjo tyliai. Nu va, liko kiek, pusvalanduks dar eita, ne? Kaip jaučiamės? Parengingi piliečiai. Parengingi. Pareigingi. Gingingingi. Šias nešamės visus. Šiukšlės susidėjo. Oi. Nepasakyčiau, kad labai pavargau, tik kojas nutrynė, blemba. Nes ateinant jos, čia ta vieta, kur labiausiai gavos, kad įdega nes saulė grinai virš mūsų buvo. Tai nudegė tos kojas ir dabar dar pilnas smėlio tarp tapkės ir odos. Biški prisitrynė. Jėzau Marija. Ir įdegė, ir nutrynė. Sakau, būčiau žinojęs, kad kad tokia laukia ekspedicija, būčiau su kėdais svaręs. Nėra, kad skundžias labai. Kuo sunkesnė patirtis, to įdomesnė patirtis. A ne? Bus ką prisimint. Patiko tau. Man patiko, gal biški abejojau. Nu taip, kokio tu neskysta pasirodo. Nu tai čia buvo toks, čia nebuvo. 5 kartus pakartoji tą patį. Nu jeigu tu pasiryžus, nes tu norėjai, kad aš pasakyčiau gerai, nevarom. Bet tu ir sakei, bet jau galvoju tada... Nes aš specialiai tai pasakiau. Žodžiu. Dar šiaip buvo vakar, kai važiavom link mūsų to apartamentų, galvojom pasidaryti šiandien tipo saulėlydį, nes ten toj pusėje saulė gražiai leidžias, bet jau visų pirma tikriausiai net ir nespėsim. Visų antra jau ir nelabai noro ir jau sakėm grįžtam. Varom dabar parvažiuojant, jaučiu varom į Lidlą. Dar vištienos prie makaronų. Arba šiaip į kokią parmės, man Lidlas nepakeliu. Ir namo ilsėtis. Kojas tept su kremais. Ką sakai, negali patikėti? Kad parėjau. Mašina. Jau. Va. Stovi po medžiu. Sakė man, nes sprogs nuo karščio, ką žinai. Bet viskas gerai. Nes šiandien telefoną buvau palikęs, kol išėjome į miestą ant panelio, ant to telefono laikiklio. Ir žodžiu grįžom ir telefonas man po tokio karščio, kad aš negalėjau jo rankoje laikyti. Tai nublemba tokiai temperatūrai, jis gali sprogt bateriją. Tai biškai dabar buvau užėjęs, galvau, nes palikau tą telefoną vėl, tą kitą, tą senąjį telefoną mašinai. Galvoju, kad nesusprogtų, po to mašina užsidegs. Tai ką tada darytumėm? A? Nežinau. Papasakok tą dalyką. Nežinau. Aš be žodžių iš viso esu. Be žodžių esu. Noriu valgyti, ne, bet va kokias purvinekai. Sveiki. Mes atėjom išsimaudyti. Nieko nesimato beveik. Sveiki. Tai yra. Tiesiog pasimaudimas. Sveiki. Dabar laukia yra tik +2 laipsniai. Mes esam Šiaurės Aliaskoje ir aš einu maudytis į eketę. Tik nešok, prašau. Ten yra laiptukai. Taip, nuliptais laiptukais. Ne, aš taip įlipsiu gražiai. Šalta? Ne, palės, šiltesnis negu jūra. Tai duok, kaip aš pat įlipsiu irgi. Pusryčiai vėlyvesniai šiandien kažkodėl. Kažkodėl. Nes vakar nemiegot, ne 12, kaip pirmą dieną. Kada vakar nemiegot? Kokia antra? 2:30. Bet vis tiek atsikėlėm normaliai, pusę 11. Aš atsikėliau šlapia. Nu buvo, jo, toks tas drėgmės ore dafiga. Gišnek. Nuo vakar. Šiek tiek atsigėrėm jau. Undinas buvo. Tu man atsiuntei į WhatsAppą? Reiks įkelt undiną gal. Kaip bando iš kojų pasidaryti atgal uodegą duše. Čia undinas voliojasi. Man kojas sutino. Nebegalėjau iškesti, reikėjo šaldytis kojas. Pažiūrėkit, meškos kojas. Vos palankstau pirštus. Nieko, aš ir tai pavairuosiu. Tai varysim šiandien žadėjau sakyti, į Tauro kalną. Į Olimpo kalną. O kaip tavo kojas beje? Mano kojos yra stinusios vis dar.
Tai nežinau, aš pasimsiu tapkės mašinai važiuot, o... Tu vandeniu gal apsipilti karts nuo karto. Tai koinės apsimaut reikia. Ir su koinėm, nežinau. Kėdais gal, nu, bet prakaituos jos. Jo, tai aš kėdus pasimsiu bet kokiu atveju į mašiną, nes... Jeigu vėl netyčia sumastytumėm 4 kilometrus eiti per dykumą. Tai ten esi kokias kelias lankytinas vietas susidėjus. Važinėsime daugiausiai per kalnus. Ir bandysim šiandien anksčiau grįžti. Pavėžė. Jo, prie mūsų čia netoli. Važysime gal... Saulę palydėti jo. Arba į Keivus. Nes vakar nebespėjom. Dabar labai girdėsis kaip geriu. Tai aš dėl to ir sakau, ką aš darai. Specialiai. Kaip tas katės. Vakar sako, čia tik mūsų tik... Poilsinė. Poilsinis išvažiavimas. Jo. Pailsėjau. Paskojom pavaiksto. Aš galvau, kad ten šalia ir galima privažiuoti, bet ten labai sudėtinga. Nu va, kažkas įsidrasino pagaliau, sako, važiam duok man. Kaip jaučiatės? Gerai. Ne, jau įpratau, bet labai keistas automatas. Nes nežinoma yra kur koja dėtų. Pirmiau ieškojau, aš sankavas, bet dabar viskas tvarkoju, įpratau. Tiesiog norėjom parodyti, kad įsidrasino, nes mūsų klausė, kai pasėmė mašiną. Mano pirma šalis. Ką? Pirma šalis, kur aš vairuoju, nuo apart Anglijos. Jo. Aš net Lietuvoje nevairuoju. Ir čia aišku gerai, kad jeigu Anglijai įpratus vairuoti, tai čia visiškai tas pats, nu beveik tas pats. Tai dėl draudimo, kai mašiną pasėmėm, sako, ar norėsit antram vairuotojui irgi tai papildomai 25 eurai, sakau, nežinau, ką žinai, ar reiks. Agneta sako, imam. Žiūrėk, kiek saulės baterijų matos laukai. Sako, Agneta, imam. Tai žodžiu, vakar pirmą dieną nevažiavo, vakar nevažiavo, šiandien sako, gal reikia pabandyti. Kad ne veltui būtų. Kad... Tas 25 eurus sumokėjus. Jo. Tai bet easy, nu sakau. Nėra čia ką Dar mokėti. kalnuose man tas, aš niekada nevairavus. Aš tik Peterborė vairavus. Aš iš toliau Peterborą niekur nevažiuoju. Tai prie tų pakraščių biškė, nejauko, ne? Kur čia? Kur nesimato, tada jo. Biškį nejauko. Gerai. Sakai, da važiuosi iki pačio galo pati? Gerai, dar pusvalandukas aš galiu pagaliau pačilinti. Įsikėliau story. Pirmą kartą, antrą kartą. Gerai, vakar jau buvau įsikėlęs kažką. Kiam 5000 kainuoja čia land, buvo parašyta. Kas kainuoja? Kiam 5000 eurų buvo parašyta, kainuoja žemė. Žemė. Aras. Ar hektaras. Nemačiau kiek, o land, sakė. Aikštelė. Nu, kaip tau čia? Ujui. Žiūrėk, tik tai įsikėlė. Tai gerai, kad net ant tą juostą reikia važiuoti. Gyvatėlės raitai. Čia matas, nežinau ar matas, bet raitimas, da kiek, čia 6 km lika. Kažkur jau šiaip labai aukštai jau esam, man atrodo, palyginus su pačiu Kipru. Nepavargai dar? Ne. Bet biškį antitampėlės, jo. Gerai, negali atsipalaiduoti. Išgyvenom. Šitą avarijos nebuvom, nepadarėm. Jinai atsipūtus važiuoja, o priešinę juostą, sakom, čia nėra mašinų ir tik iš už kampo mėlyną mašiną išlyno. Tik svai spėjo šitą
vairą susukti. Buvo, oi! Tai va, čia yra pirmas mūsų sustojimo taškas. Tokia apžvalgos taškas, tiesiog niekur daug nevaikščiasi mane. Kalnynai. Svirplių netaip daug šį kartą kaip ten. Zakt. At the end of the world. Pasaulio pakraštyje. Nufotkint tave? Nufotkint mane. Nufotkint mane. Bet taip, kad nesimatytų to. Kokių dar instrukcijų yra fotografavimai? Taip, kad atrodytų, kad ant pasaulio krašto tu? Rodo mums, kad šito vietovėj, kur esam, plus 34 laipsniai šiuo metu. Tai laukia ilgai būti net nesinori, o mašina gerai kondiškė veikia. Tai net negesnau mašinas, tegul vesinas. Tai čia vingiuojamės tais kalnais jau gal 2 valandą. Dar liko apie 25 km iki kaimuko kažkokio, reikės sustoti kurų įsipilt. Ir va, vien kalnynai. Datraukėm iki degalinės, jau buvo likę keli kilometrai tikriausiai, kiek būtumėm galėję nuvažiuoti, radom kalnuotam miestelį. Ir, žodžiu, atėjo bičius iš karto atsidarė bakelį. Ten nežinau, matos ar ne. Ir pila mums kurą. Tik išlipau pasakyti, kiek įpilt. Tai, žodžiu, net nereikėjo, nereik patiems. Iškart atėjo, nebuvau matęs kažkaip. Dar bent būčiau, net neprašiau, iškart atėjo pats. Sakau, tik išėjau, sakau, už 5 eurų ir okei, sakau. Galbūt, kad aukščiau kažkur ir nebepakilsim jau. Nes kiek važiavam dar atrodė, kad jau viskas, bet vis dar atsirasdavo aukštesnis kalnas. O čia į tolį matas, aš įsivaizduoju, gal, nežinau, gal... Ežerą matau. Kur? Neįsivaizduoju. Gal koks 100 km gal net į priekį jau šimatas. Tiesiai. Tak, atvažiavam prie krioklio, kur buvom įsivedę. Su mašina rodo reiktų per ten važiuoti, bet ten vėl ir siaubingas kelias. Ir mes tikrai per ten nevažiuosim, net jau pati pradžia jau, kaip matos, duobės. Žodžiu, ir yra toks va takeliuks. Ir aš sakau, žadėjau pasimti kėdus, sakau, jeigu dėl viso pikto kažkur eisim ir nepasiėmiau. Ir kaip tik ir einam kažkur. Ir nežinom, gal kokie 20 minučių truks, gal naisim, bet vėl su šitą avalinę. Žodžiu, iki to krioklio, čia toks, patrumpinims kelią, pramušt galvėje. Ne, niekur neįsim. Kaip visą laiką. Na, žiūrėsim. Tik pradėjom lipti. Agneta jau vos nenuslydo. Aš nežinau. Ar tu įsitikinęs, kad gerai einam? Mes neskirtam kampą. Ką darom? Ką, žinau, nu tai... Va, viskas. Puikus. Užrašai yra balto ant žalio parašyta. Ne, einam į krūmus. Ten. Taigi ten tai parašyta. Ai, niekur nebeinam. Kas taip sakė? Aš tikriausiai. Tylos minutę, pagerbkime. Nu va, keliukai čia vienas šiek toks patrumpinimas. Mes sakėm, nenorim eiti labai ilgo kelio. Žiūrėsim, kaip greičiau prieiti. Nes vienas dalyks neturim jo tinkamas avalynės vėl. Kits dalyks nepasiruošėmės šiandien iššūkiams. Tai manau, kad kokį 15 minučių ir nueisim.
Man tai čia primint tiesiog kaip Krakiuose aš varydavau po mišką vaikščiot. Grinai ieškai tokių, kur akmenis, upelis, kad pasikarstyt. Primena namus. Turėtų būti labai šaltas. Nice. Nepasiekė? Nu tik įkrisk. Tai gal aplinkui apeik. Va. Vis laikai einu sunkesnių kelių, dėl to su manimi mirėsi turbūt. Nice, kur, net iš kitos pusės atėjo. Yeah, no problem, okay. Ten visas kiaurai šlapės. Tu nenori taip? Išsimaudė. Turėtų būti labai šalta. Laukinės. Nu va, padusai. Nu, bandom. Šalta? Blema, bet gerai kojom. Dar šalčiau negu ten prie to krioklio buvom. Gerai tik dvelkiama. Jos tai tokias biškiai ekstremalės jaučia. Vėsa, dvelkia vėsa. Tai va, verta buvo ateit. Tai aišku, varnelę užsidėjom. Bet toliau neisiu, nes pačiam stingsta sąnariai. Netokie ekstremalai. Šaltinis. Šaltinio vandenėlis. Čia žuvis plaukė. Nežinau, gal matysis. Neaišku, tokios margos su raudonom juostelėm ant šonų. Kas čia gali tokios būti? Kažkokie. Tai kaip jie čia pateko iš viso? Arba turėjo per krioklį nukristi į apačią ir apsigyvent. Nes per čia tai nepakilsi per... Nu va, parėjom, užtruko pusvalanduks nueit, pabuvom gal 20 minučių. Pusvalanduks ateit, pusvalanduks pareit, atsivedinau kojas, atleido. Atleido tokios lengvesnės paliko, nes labai šaltas tas šaltinėlio vanduo. Ir žodžiu, lėkiam kažkur dar į sekančią vietą. Kur? Parodys, žodžiu. Gali būt, kad nespėsim saulėlydžio kažkodėl tokia nuotaika, nuojauta pasitikti pas mumis prie mūsų netoli. Taip, atvažiavome dar vieną. Nebežinau, ką sakyti. Atvažiavome dar vieną suplanuotą spotą, dar vieną varnelę uždėtą. Kas čia per yra vieta, papasakok? Nežinai, atvažiavam, nežinai kur. Aš nežinau, kur mes atvažiavam. Atvažiavam, čia pagrindinis dalykas, tai tas turbūt Žaidras ežeras. Čia nusekė, sakai? Nu jo, taip atrodo. Išsekus dauba. Ha? Ką ten daro? Dirba. Nu va, suspėjom, dar liko jaučiu kokius 20 minučių, spėjom dar ir Lidlą užsukti čia to vakarui pavalgyti. Susiradom gražią vietą čia saulei palydėt ir žodžiu. Fainai, kad visur čia parkingų nėra tokio dalyko kaip mokami parkingai.
gali bet kur sustoti šitais. Eisim dar gal biškai pabraidyti. Labai graži vieta. Ir viskas, ir čia netoli namų jau yra, nebetoli bus parvažiuoti, kai saulė nusileis. Man atrodo, koks 15 minučių gal nuo čia. Laukia šilta dar, dabar plus 27 laipsniai vis dar. Tai labai smagu. Irgi reikia storiuką padaryti.